Ir pirmas pastatas, ką matome, panašu į kažkokį tai tualetą, bet negaliu atidaryti lango. Taip, kažkoks tai kambarys su kriaukle, matau kažkokiom tai adatom. Žoliapjovė, rūbai, tualetai. Ir į šitą pastatą, aš taip suprantu, mes negalime patekti. Dabar va, einame link automobilio. Seatas. Ispaniškos firmos automobilis. Apleistas. Prie fermos. Bagažinė atsidaro. Stovis šiaip nekoks. Panašu, kad tuoj subirės. Iš tos pusės turbūt net neįeisim. Bet uždaryta ar užrakinta, aš ją negaliu įeiti. Apmėtyta daiktais. Tad paliksime ją čia ir eisim vidun. Šiaip tik kvapas nekoks. Nu, tiesą pasakęs, aš nežinau, kokiem čia gyvūnam buvo skirta. Turime kastuvą, grandinių. Panašu, kad čia visi kambariai bus visi vienodi. Su kažkokiais kaip sklypeliais gyvūnam. Ir tiek. Paukštis skraido. Čia kažkoks kaip dirbtuvių, biškį labiau kambarys. Dėl to, kad yra įveršt kažką, turbūt pjaustymui. Ilgas koridorius. Ir kaip sakau, turbūt su vienodais kambariais. Dar vienas. Dar vienas lygiai toks pats kambarys. Dar vienas. Lygiai toks pats visuose. Panašu, kad taip ir tęsis. Wow, šitas daug labiau apšiukšlintas. Suvarytos visos šiukšlės čia. Batai, buteliai visokie. O, kažkas skirtingo. Šiek tiek skirtingas kambarys.
su skirtingais maisto šitom, vat, dėžėm, bet vis vien tuščias. Va, dar vienas skirtingas, kažkoks tai vežimas guli. Kasgi čia? Čia turime duris ir pro plyšę aš galiu matyti, kad ten yra kažkoks tai aparatas, bet aš čia, man atrodo, patekti negaliu. Sunku pasakyti, kas čia yra, nes aš beveik nematau. Gerai, tai nieko. Eisime atgal. Aš manau, kad čia jau nieko daugiau nėra ką parodyti. Viskas labai tuščia. Viskas tas pats. Žiūrėsime, galim išėti pro čia. Užrūdyje ir negaliu. Na ką, grįšim tada. Jau ten, kur ir įėjom. Per daug užrūdyje, kad galėčiau išeiti. Tai čia.